Taigi, šis pasaulis yra tąsus, tai vadinama gleivių sistema. Reiškia, Ahiverdos šitą mediciną labai daug kalba apie gleivių, reiškia, tąsumo pasaulį. Praktiškai visas žarnynas yra gleivių pasaulis, kuris yra tąsus. Vat ir akivaizdžiai žmogaus gleivės atlaiko žmogaus pusiausvyrą rūgščių ir šarmų. Va. Taipogi gimdos gleivės, taipogi seilės gleivės, taipogi limfos skysčiai žmogaus apvalantys, išvalantys. Taigi vat šitas imunitetas žarnyno 70% yra gleivės. Ir netgi šitas visas gleivių pasaulis medicina šiuolaikinė sako yra antri smegenys. Tai vadgi teisingas maitinimasis, dieta teisinga ir nepersivalgymas, nepersigėrimas kaip malonumas. Iš esmės gyvenime žmogų nustato į objektyvią poziciją, kai tu esi savo skrandžiu neužkariaujantis maisto. Tai štai kaip sveikas žmogus yra protingas žmogus. Ir kaip apdėti žarnyno mokslas, reiškia vadinamas dietologija, vat akivaizdžiai ir ginekologija, reiškia šitas gleivių pasaulis. Iš esmės jisai turi 70% gyvybės žmogaus, kuris, reiškia, galintis ir kovoti su virusais, kuris galintis supūdyti savo žarnyną, kai atsiranda pusiausvyra, kažkurion pusėn uždegimas. Tai vat akivaizdžiai ir gimdymas ir gimda turi tą gleivių sistemą, vadinasi, tos gleivės gali nuo streso nykti. Tai baigėsi lytinis hormoninis gyvenimas. Taipogi laimės hormonai baigėsi iš esmės žmogui su prievarta šeimoje ar prievarta socialiuose, reiškia, namuose kaipo psichiatriniai. Tai yra socialūs namai. Tad iš esmės žmogus, kuris uždarytas į beprotnamį, negali ir neturi Lietuvos Respublikoje teisės būti ten sunaudotas, kadangi Lietuvos Respublikos konstitucija sako, kad kiekvienas žmogus turi teisę, net gyvūnas, į sveikatos apsaugą, į sveiką požiūrį ir nesuvaržytą laisvę kalbėti, nesuvaržytą laisvę tikėti, nesuvaržytą laisvę kovoti netgi. Tuo labiau nesuvaržyta teisė į savo protėvių šaknis filologija, kas yra pripažįstamas Europos Sąjungoje mokslas, kaip ir futurizmas, japoniškas autofagijos pasigydymas pats
per badą, per bado dietą. Visa tai yra leidžiama internete. Tad kilo klausimas, kodėl mano kai kurie tiesiogiai metami iššūkiai Lietuvai atrodo pasišiauš net plaukai. Nes tai jiems buvo uždrausta. Jie kuo gyvenę klauno filosofija ir avies filosofija. Tada išeik iš tų filosofijų žydų į filologiją ir suprasi, kad virtuvaus teisėjas yra pasiekimas, o ne pasaulio sugriovimas. Kadangi protas sugriovė ateizmo sienas, tai nereiškia, kad jis sugriovęs pasaulį, jis tik sugriovęs svastiką, Sovietų sąjungos vagies kolūkio svastika. Tai, kad reiškia pasibaigusi žydų ekonominė, religinė, karinė monopolija. Taipogi ekonominė, reiškia turto prievartavimo sektų monopolija. Taipogi diskriminacijos, reiškia aukštosiuose mokyklose. Taipogi diskriminacija tokių tautų kaip klajoklių, nes tai jos kitokios nei civilizuotas pasaulis. Kita vertus, praradę karves ir darbą karvidėse, nežino kaimas ką daryti, todėl geria. Tada prasideda visokios paranojos, iškreiptų dalykų, kaip jie įsivaizduojantis savo kultūrą, reiškia žydų, hebrų, šitą sovietinį režimą. Visi režimai pasibaigia su, reiškia, konstitucinės teisės įsikišimu į šitos Jurbarko nervų skyriaus psichopatijos atvejus. Tokia yra konstitucinė teisė, o ne autoritetai tie ar kiti.